Tai konservatorių žvirkelis taip subirėjo, kad dabar reikia šiandieną ir taisyti tame biudžete. Gynėjas ir patriotas didžiausias Laurynas Kasčiūnas ir Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai tribūnoje aiškino, kaip jisai myli tėvynę ir kaip gynybai skiria daug pinigų. Mėlyje mano, kada jūs buvote vyriausybėje, jūsų tvirtinant biudžetą, krašto apsaugai skirite tik 2,7% nuo BVP, tai yra 2,1 milijardo. Šita valdančioji dauguma gynybai skiria ne mažiau 5%. Taip, socialdemokratai nori skirti 5,38%. Čia ir bus diskusija, kaip mes tos pinigus panaudosim tos 0,38%. Piniginė išraiška tai yra nei daug, nei mažai 4,7 milijardo. Dėl ko sakau, kad šitas biudžetas yra neidealus ir socialiai neteisingas? Dėl keletą aspektų. Mes viešajam sektoriui šiandien mažinam pinigus. Tai yra ministerijos atsakingos institucijos, kurios šiandieną įgyvendina valstybės politiką, jiems darbo užmokestį mes mažiname lygiai 5%. Siekdami ir norėdami užtikrinti valstybę, kad funkcionuotų ir veiktų efektyviai, mes priešingai turime kviesti valstybės tarnybą žmonės, kurie turi aukščiausią kvalifikaciją. Žmonėm, kuriem pasiūlymo atlyginimus ir kartu socialinės paslaugos. Kad neatsitiktų taip, kaip praeitą savaitę atsitiko, kad Žemės ūkio ministerijai nuotoliniu būdu ciocė su bigudukais ir su cigaretė rankomis pasirodė. Ar tai yra prestižas valstybės tarnautojo? Ne, aš nemanau, kad tai yra prestižas valstybės tarnautojo. Valstybės tarnautojas yra tas asmuo, kuris esmės prideda valstybės kūrimui, o netyčiais iš valstybės tarnybos. Taip mes didiname minimalią mėnesinę algą. Taip mes šiandien džiaugiamės, kad minimali alga padidės 1140. Taip iš esmės yra ko pasidžiaugti. Bet ar mes pasižiūrime, kaip kyla kiti darbo užmokestiai ir kaip kitame sektoriuje mažėja? Valstybės tarnybos sektoriai realiai atlyginimai mažėja, bazinis dydis didėja tik 12,6 eurais. Tai realiai minimalią algą mes didinam daugiau, negu kad sektoriai, kurie šiandieną yra atsakingas už valstybės funkcijas. Grįžtant dėl kitų įdomių dalykų. Šita valdančioji koalicija mes buvome įsibrėžę, kad reikalingi auditai. Ką rodo auditai? Vieni iš LRT atliktas netaip ir senai valstybės kontrolės auditas konstatavo, kad LRT praktiškai visuose viešuosiuose pirkimuose pirko iš vieno asmens, šiurkštūs grubiai pažeidimai, valstybės turtas ir lėšos buvo netinkamai naudojamos. Ką mes už tai sulaukėm? Nieko tokio, sako direktorė, pasitaisykite. Dar negana to išaiškėjo, kad LRT priėmimai darbuotojai priimami pagal kažkokius asmeninius arba susitiktus ryšius. Mėlyje mano, jūs man pasakykite, tada kaip naudojami valstybės sektoriaus pinigai. 73 milijonai. Kada užregistruojam pasiūlymą, kad LRT išaldyti pinigus, kažkodėl tai visi pradeda šaukti, kad tai yra kėsinamasi į LRT nepriklausomybę. O aš jums pasakysiu, ką Šveicarija padarė. Šveicarija yra 3-4 kartus, praktiškai 3 kartus didesnė už Lietuvą. Šveicarijos LRT arba nacionalinis transliuotojas priėmė sprendimą atleisti net 900 darbuotojų, siekiant sumažinti išlaidas ir padaryti, kad įstaiga dirbtų efektyviau. Mes priešingai. Mes kalbam, kad yra karas, Monika Garbačiauskaitė Budrienė burbuliuoja kažką tai biudžeto finansų komitete, kaip jai reikia ruoštis gynybai ir karui, bet kas išeina penktadienį Garbačiauskaitė gauna leidimą naujam pastatui statyti. Nei daug, nei mažai 135 milijonai. Tai jūs man dabar pasakykite, iš ko LRT gauna pinigus? Iš to paties biudžeto. Kai LRT liktų ant 30 milijonų ir nesamdytų iš šono kitų įmonių, aš manyčiau, kad situacija būtų kita. Mes dabar kalbame apie tą patį vėjo jėgainių Igničių. 105 milijonai ištaškyti į dešinį kairę. Kada, mėlyje, mes atliksime krašto apsaugos ministeriją auditą? Auditas šiandien yra gyvybiškai svarbus. Vieną auditą atliko, tą patį slaptino. Jeigu mes šiandieną kame atliktumėm auditus ir pamatytumėm, kokia yra reali situacija, aš manau, kad pinigų perteklius tenais kaip minimum būtų 1% BVP. Kaip minimum milijardą mes atlaistumėm pinigų ir juos galėtumėm panaudoti. Mes kalbame šiandien apie saugumą, bet mes visiškai nekalbam apie viešą saugumą. Ir šis biudžetas būtent ir yra ko gero didingiausias, nes esant kariniai situacijai arba ten konfliktiniai situacijai, kaip mes čia dabar be pavadintumėm, mes pasižiūrėkime, kokia yra situacija su statutiniais pareigūnais ir kokia yra su aplinkosaugos pareigūnais. Ten yra tragiška situacija, kada kame finansavimas bendras didėja 14%, o čia didėja 5%. Mėlyje mano, sausio 1 dieną tarp statutinių pareigūnų yra didžiausiai asmenų turinčių statutinę pensiją, vadinama tą. Kaip jums atrodo? Šitas žmogus toliau dirbs policijai, dirbs pasienį, dirbs muitiniai, dirbs probacijai? Ne, mėlyje mano, jis eis į kamą, nes atlyginimai yra tenai ženkliai didesni. Tada bus šiandieną, kaip tik yra opozicijos teikiamas projektas, kad policijos savanoriai būtų galima imti ir 18-mečius. Jau ir taip šiandien mes policijoje turim problemą. Jau ir taip yra šiandieną komplikuota situacija, tai su šito biudžetu mes priešingai padarysime, kad tų asmenų, kurie dirba viešam saugumui, ir išeis. Kamo pinigai, jie ir turi būti dalinami proporcingai visoms sektoriaus grupim.
Jeigu mes sutarėm, kad 3% eina gynybai, tai 1,5% eina infrastruktūrai. Šiandien dienai skrendantis balionai tai yra to pavyzdys. Žemės ūkį mes pripažinom kaip strateginę reikšmę turinčių. Bet žemės ūkį mes neskiriam pinigų, nes sako, ne, jūs dabar palaukit, kažkam kitam mes skirsim tos pinigus. Tai dabar, gerbėjai, aš jums noriu pasakyti, kai karas prasidėjo Ukrainai, ką Lietuva pirmiausiai siuntė? Tai siuntė konservas, siuntė maisto produktus, kad išlaikytų ir įsigyventų. Ką mes dabar darysim? Mes savo žemės ūkį sektoriaus kirdikiš darysim? Mėlyjei, mano galva šitas nėra logalus. Kitas yra dalykas. Biudžetas yra visiškai parengtas neįvertinant kaimininių šalių mokestinę bazę. Ir čia toksai finansų ministras iš tikrųjų turėtų prisimti, maniau, ir asmeninę atsakomybę, ir visa jų politinė komanda turėtų prisimti. Kaimininėse šalyse esantis akcizas akivaizdžiai rodo, kad mes pralošiam konkurencinę kovą. Akivaizdžiai rodo, kad šiandieną vežėjai labiau renkasi pilti kurą kaimyniniai šalyje, kad pas mumis. Ir to jums yra pavyzdys viena pervežimo kompanija. Užpraeitais metais kuro pirko už 85 milijonus, šiais metais pirkto kuro yra už 5,5 milijonų. Mėlyjei mano, 80 milijonų prarasta. Ir čia atsistoja biudžeto finansų komiteto pirmininkas, tarsi orientalistikos varžybose, jis mums visiems valdančiai koalicijai nurodinėja, kad ne, jūs negalit pritarti, nes čia yra blogai. Plauk, gerbiamasis. Finansai netaip yra skaičiuojami. Tai nėra excelinė lentelė, tai nėra skaičiai kažkur tai paimi, tai yra ekonomika, kur yra susieta su kaimininiam šalim. Ir jeigu kaiminė šaly vienoje kitoje dalyje netaiko akcizų arba taiko mažesnių negu mes, natūralu, kad verslas renkasi kitą pusę. Kitas įdomus dalykas. Iltė. Vėlgi lygiai toks pat variantas su pačia Iltė mes turime. Kapšas pinigų, panaudojimo nėra. Tai aš kalbėdamas Nemuno aušros frakcijos vardu, nors ir būdamas valdančioji koalicijai, aš reiškiu susirūpinimą, ar tikrai šitas biudžetas yra socialiai teisingas, ar jisai ekonomiškai pagrįstas. Taip mes šiandieną balsuosime už tai, kad tas biudžetas grįžtų į vyriausybę, kad būtų pataisytas. Noriu tikėti, kad užteks sveiko proto vyriausybei, noriu tikėti, kad užteks sveiko supratimo, tai kaip valdoma valstybė, o ne taip, kaip valdė Ingrida Šimonytė. Tik exceliniais skaičiukais, tik formuliam, o nieko kitų. Ekonomika gyvena ciklais. Pirmi 2, 3, 4 metai, jie gyvenamas yra ciklu, ne Exceliu. Ačiū.